Raseiniai tuo metu, kai jie buvo paminėti, 1253 metai, ar jie buvo miestas, ar jie buvo pilis, ar tai vis dėlto buvo kraštas, žemė, kurios pusė buvo perleista kažkam tai. Raseinių didžioji gulbės giesmė prasidėjo, galima sakyti, tikslios vienos datos nėra, bet 1579 metai, kai Raseiniai tapo, sakykime taip, paskirtąja Žemaitijos sostinė. Kas Raseinius padarė tą Žemaitijos sostinę? Teismai ir bajorų seimeliai, kurie susirinkdavo 2 kartus per metus. Iš pradžių jie rinkdavosi Stonų laukuose, kaip manoma. Kitas dalykas, kita vieta, tai buvo Dominikonų bažnyčia. Čia rinkdavosi seimeliai, čia posėdžiaudavo, matytis, ir kai kada teismų posėdžiai vykdavo. Ir va tie pagrindiniai 2 reiškiniai, kurie padarė Raseinius Žemaitijos sostinę, politinę Žemaitijos sostinę. Raseiniai didžiuojasi savo LDK laikų istorija, Žemaitijos sostinės statutu, bet tos tikrosios istorijos liudininkų Raseiniuose labai mažai. Tai Raseinių dominikonų bažnyčia, Raseinių dominikonų vienuolynas, o kad vienuolynas buvo ne tik tai dvasinis centras, bet jis buvo miesto pačių Raseinių tam tikras katalizatorius istorinis. Jie karts nuo karto sukeldavo tam tikras diskusijas, kai kada galbūt ekonominio pobūdžio, kai kada gal politinio, bet be to Raseiniai tikrai būtų buvę kitokie. Kokia buvo tai sostinė, kaip ji tapo sostinė, čia yra kitas dalykas. Trečias klausimas, kada ji nustojo būti sostinė, bet tai yra istorija, kurios viena data žinoma, kitos datos gal ir nesužinosime.